Sveiki visi, aš Vakaris Didika, atvažiavau nugalėti. Aš Martynas ir atvykau gerai praleisti laiką su komanda. Aš esu Elėja Selionytė ir atvykau į Telšius parodyti, kad aš esu geriausia kovotoja. Tai aš Augustas Bagdonas ir aš atvažiavau užkariauti į Telšius. Aš Samandar Ahadov, aš kovosiu. Aš esu Dimonas, į Telšius atvažiavau laimėti. Aš Oleksij Jefimov, atvažiavau kelti alkūnę į kaktą. Sveiki, aš Paulius ir aš dalyvausiu Muay Thai varžybose. Aš esu Tadas ir aš atvykau Lietuvos čempionatą nugalėti. Aš esu Jokūbas Kišūnas ir Lietuvos Muay Thai čempionate kažką nukirsiu iš tos alkūnės. Sveiki, aš esu Beatričė ir atvykau čia į Telšius išbandyti savo jėgų Lietuvos Muay Thai čempionate. Aš Matas Brandišauskas ir atvykau Lietuvos čempionatą parodyti savo smūgių galią. Aš Deimilis Trumpickas ir į Muay Thai čempionatą atvažiavau parodyti, kas yra Muay Thai. Aš Mantas ir aš atvažiavau laimėti. Aš Edgaras Krupa, atvažiavau Telšius sudalyvauti Lietuvos Muay Thai čempionate ir pasikultūrinti Telšiuose. Tai aš esu Rydis Didika ir atvažiavau laimėti Lietuvos čempionato ir po jo labai daug prisivalgyti. Aš Danielis Antropik, atvykau į Lietuvos čempionatą paimti pirmą vietą. Aš atsimenu, aš mažiukas visą laiką norėdavau kovoti ir aš ieškojau, kokį kovų meną pasirinkti, aš ieškojau kovų meną, kuris turėtų mažiausiai taisyklių. Tai iš pradžių buvo MMA, bet neradau aplinkui niekur MMA klubų ir suradau Muay Thai, Jasiūno komandą. Na ir Muay Thai man labai patiko. Viena didžiausių problemų dabar, kai perėjau didesnę svorio kategoriją, yra svorio metimas. Anksčiau gal tiek nebuvo problemų, disciplina buvo gal labiau išvystyta. Bet daugiau gal, sakyčiau, taip pat ir tas jaudulys prieš kovą, jis toks būna kaustantis, bet aš įlipęs į ringą, atrodo, nutrūkstu nuo visų grandinių. Išsilaisvinu, pajaučiu laisvę. Ir tuomet galiu triuškinti savo varžovus. Šiandieną mes turime Telšių arenoje 2 ringus, kuriuose kovos jūsų auklėtiniai, jūsų vaikai ir kovotojai. Pristatau trumpai, kas teisėjaus mūsų A ringe. Tadas Levickas, Gražvydas Dubinskas, Simas Narkūnas. Rankas aukščiau, pasikelk rankas. Na, tas jaudulys prieš kovą visada yra, bet jis nėra toks triuškinantis ar užgožiantis tą patį kovojimo norą. Jaudulys yra didelis prieš kovą, dar didelį tarpą prieš kovą, bet kuo arčiau aš einu ringo, tuo mažiau aš to jaudulio jaučiu, tuo labiau užtikrintas savimi esu. Turėjau metus nesportuoti dėl sunkios traumos, bet atsistatymas mano ir grįžimas į formą yra labai geras. Aš sakyčiau, kad aš kažkokiais būdais mistiniais gal patobulėjau daugiau per tą pertrauką ir sugrįžau dar stipresnis. Dėl patirtos traumos laimėtojas arengė raudonasis ringo kampas Tadas Dalevičius. Pasirodžiau taip 50-50, nutraukė kovą dėl varžovo labai smarkiai kraujuojančios nosies. Šiaip su tuo varžovu su juo kovojęs ir taip daugiau su juo pasikapot noris, bet yra kaip yra. Mėlyname ringo kampe Kostas Kazlauskas. Ruošiasi Lojus Kristijonas Kumpys ir Andrijus Mikūnas. Tai šiandien kovojau pusfinalyje ir užbaigiau kovą pirmame raunde, padaręs 2 techninius knockdownus. Labai neblogai.
Turėjau įrodyti, kad aš esu geresnis, vis tiek čia jau Lietuvos čempionatas, ne šiaip paprastas varžybas. Tai šį čia reikia parodyti, kad esi geriausias ir tai parodyti kuo greičiau. Šioje kovoje sustabdžius teisėjų, nugalėtojas skelbiamas raudonas korteles ir įvykdytas Jonas Kėkis. Neleidžia pasirodyti nei kiek varžovam. Čia va vienintelis trūkumas, kurį pastebėjau, muša visus. Tai jo, tik laiko klausimas, kad ir aš gausiu. Tai vat. Tai šią kovą nelabai pavargau, nes ją užbaigiau anksčiau laiko ir nespėjau pavargti. Aš tiesiog įžengiu į ringą ir dirbu savo darbą. Aš dažniausiai tiesiog galvoju, dėlioju smūgius ir visokias taktikas, kaip išvaryti priešininkų iš jo komforto zonos ir pasiimti pergalę. Šiandien rėmėjo rytojus finalas. Šiandien laimėjau anksčiau laiko pirmam raundė techniškos nokautus. Rytoj finalas bus taip pat. Šiandien praėjo pirma diena varžybose, rezultatų esam patenkinti. Kiek skaičiau 14 pergalių, kiek 4 pralaimėjimai. Tai rezultatas geras. Iš viso lygtais 22 žmonės kovos finale. Bus net keletą finalų suaugusių amžiaus grupiai, kur kovos mūsų komanda. Tai iš tikrųjų, kas net įdomiausia, kad nuo 63 iki 86 visose finaluose suaugusių bus Jaisiūnas team sportininkai. Tai rodo mūsų, taip sakant, lygį. Ne tik jaunime, bet ir suaugusiuose. Ir ką? Tikimės rytoj pačio geriausio rezultato. Ką rytoj darysiu? Pavalgysiu, pasisversiu, pavalgysiu. Ir tikiuosi, bus ką pamušt. Šiandien nebuvo dėja. Tai nors tikiuosi, rytoj galėsiu pasirodyti, nors biškį. Aš atvažiavau parodyti, kad aš esu geriausia kovotoja visoje Lietuvoje ir užimti pirmą vietą. Su visa komanda smagu pasibūti kartu, kažkur ne tik treniruočių salėje, bet ir kitame mieste pasikultūrinti, pasportuoti kartu, palaikyti vieni kitus. Tai smagu iš tikrųjų. Prieš pirmą čempionatą tai baisu, nes nežinai, kas per varžovę, kokią patirtį jinai yra sukaupusi, bet labai laukiu išbandyti save. Esu pasiruošęs, bet biškį kyla jaudulys, bet dėl jo nesijaudinu. Pas mus komandai matos kaip yra. Laimi kovą, gauni pažaisti, o iki tol
sportininkai be telefono, be kompiuterio, vien tik sportas, darbai ir gyvenimo tikslų siekimas. Dabar va, vyrai sukovoja, va, biškai gali nuimti įtampą, stresą tą, kad šiek tiek pasidžiaugtų gyvenimu, o vat, kiek ten reikia pažiūrėti, kiek jiems čia dar liko žaisti, kad irgi per daug neįsijaustų, tai va, dar 5 minutės ir ilsėtis. Ar tau negėda, tu pats tai nekovoji, bet dabar žaidži. Prašom, Žydrūnai tik to nesakyti, kad laužau tą taisyklę. Bet tu šiandien esi kaip treneris, tai juos ir treniruoji žaisti turbūt. Na, būna patarimus duodu ne tik ringė, bet kartais ir kada čia kokį iššauti. Šūvį. Iš vakario reakcijos atrodo, kad tau gerai sekasi. Nu, atsilieka vakarės. Ką tik pradėti? Realiai, toli kažkur nuo manęs. Toli kažkur už manęs. Ir sprindį. Tai va, tokie reikaliukai. O dabar tai... bus. Ir kaip? Tai va, taip ir 3 ratas ir laimi Martynas. Kaip ir rytoj planuoju. Ko norėtum palinkėti savo priešininkui? Kad gražiai pralaimėtų. Spauskit like, dalinkitės, komentuokit. Ir jeigu turit kokių klausimų, norit paklausti asmeniškai kokio nors sportininko, kokį dalykėlį, rašykit komentaruose ir mes stengsimės ateinančiose serijose jums juos atsakyti.